Taip, šitam taške dabar norėtųsi, jau iškyla tokios situacijos, pirma buvo situacija vėlgi, kurioje iš tikrųjų kaip po galima efektyviau, aš pasiūliau patį pirmesnį variantą, bet gal kažkas gilinsi šitoje vietoje to konverterio. Kol kas su ta programa, bedikiam iš vis jokių kaip nematau, dėl ko galima būtų jos nenaudoti. Kol kas jinai bus pagrindinė, o su video konverteriu kažkas gali pasidalinti kažkokiom tikslesniem nuorodom. Manau, šiai dienai yra aktualu, kad už programas visgi nereiktų mokėti, nes ne video kūrimu, o tiesiog informacijos perteikimu aš naudoju ir kaip po mokamos programos kol kas atkrenta. Gal ateityje jos bus reikalingos, bet kol kas ne. Tai vėlgi kaip galima dalintis informaciją, kurią jūs gaunat. Jeigu radot kažkur, aišku, video yra priimtiniausias, nes vėlgi greičiausiai per juos mokomasi, bet galima ir tekstu tą dalintis, gal kažkokias nuorodas įmesti į kažkokius video, kur kažkas pražiūrėjo ir įvertino ir tikrai buvo paprastas priėjimas ir paprastas išmokymas. Svarbiausia, kad visgi gavus kažkokią informaciją būtų lengva suprasti, apie ką eina kalba ir kad kartojant tuos pačius veiksmus gautųsi panašus rezultatai. O nesigavus tam tikriem rezultatam labai lengvai randami kažkokie sprendimai. Tai va, laukiu iniciatyvos su geresniais video dydžio konvertavimo sprendimais.